Altoniškių piliakalnio papėdėje prie Ovos upeliuko renkasi Altonės spiečius. Šauklys tauro rago garsais kviečia visus į šventę. Čia, kaip nekurie sako, tokios šventės kaip Lygiadienio nebuvo. Bet buvo krūva kitų švenčių. Kovas visas pilnas pas mus. Nuo kovo 4 kovornio diena, kovo 10 40 paukščių parskrenda, kovo 19 tai yra šiandien, Pempės diena, kovo 25 gandrinė. Ir visos jos yra ir su savo peigom, ir su savo džiaugsmais, ir su tuo pasitikimu. Saulės jau įsidrasinusios, pargrįžtančios, jau nuo kitos dienos ryto, jau diena bus ilgesnė, jau po truputėlį jausime tą visišką šviesos įsigalėjimą. Ir todėl kažkaip norisi tą momentą ir atšvęsti. Ugnį Dėvės Gabijos garbei įžiebėme iš titnago ir prisimename mūsų lietuviškus dievus Perkūną, Žemyną. Apsiprausę tyru upelio vandeniu, ugnelės kaitra sušildome delnus ir linkime vienas kitam ateinančiuose metuose geros sveikatos bei sėkmės. Ačiū. O po to į molio uzbonėlį pridėję žolynų ir ugnelės žarijų kvėpinamės saldžiais dūmais. Kaip sakyt, laukinių paukščių kiaušiniai būdavo margi, gražūs. O kokiagi šventė be vaišių ir linksmų žaidimų. Ne, aš taip nežaidžiu. Į laužą neįstumkite, kad atsargiai. Pas mus tai vienas iš tokių, kad per pavasario lygiadienį, kai susilygina diena su naktim ir tas apsivertimas yra, kad mes vienus metus pragyvenam ir dar einam į kitus metus. Tai va, čia labai svarbu tą padaryti. O, dabar keliam. Kitas turi padėti už kojyčių. Susidom, broliai su arčiom, susidom, broliai su